Labas vakaras, žiūrite Dzūkijos televizijos žinias, trečiadienio naujienos jau po akimirkos. Šį vakarą žiniuose matysite, bus stabdoma menų pirties dalies pastato statybos. Parengtas leidimas išduotas pažeidžiant teritorijų planavimo dokumento sprendinius, tai yra detaliojo plano. Skirtas finansavimas Alytaus rajono keliams tvarkyti. Žiema buvo sunki, ta prasme, kad beveik žiemos nebuvo, keliai labai sugadinti, ypatingai žvyrkeliai. Pirmąją dieną po šventų Velykų Alytaus miesto socialinių paslaugų centro teritoriją papuošė didžiausias mieste margučių lizdas. Norime, kad miesto bendruomenė žinotų, kad aplamai tokia įstaiga yra. Priminimas vairuotojams ir pėstiesiems, būkite atidūs kelyje ir laikykitės kelių eismo taisyklių. Šį penktadienį statybų inspekcija verslininkui Alytaus tarybos nariui Jonui Balčiui įteiks statybos stabdymo aktą su reikalavimu sustabdyti dalies pastato statybas. Esą leidimas išduotas 3 aukštų su mansarda statyboms, tačiau patikrinus projekto sprendimus nustatyta, kad nuo Nemuno pusės yra projektuojamas 4 aukštų pastatas. Statybų inspektorius ir verslininką kalbina Daina Baranauskaitė. Alytuje intensyviai vykdomas projektas Dzūkų krašto menų inkubatorius menų pirtis. Siekiant šio tikslo rekonstruojamas Tilto gatvėje esantis pastatas. Tiesa, šis objektas jau nuo pernai vasario statybų inspekcijos akiratyje. Mat karštąja linija gautas pranešimas apie galimus pažeidimus. Patikrinus pažeidimų rastą. Patikrinus leidimo išdavimo teisėtumą ir pačias vykdomas statybas nustatyta, kad projektas parengtas leidimas išduotas pažeidžiant teritorijų planavimo dokumento sprendinius, tai yra detaliojo plano. Detaliajam plane nurodyti užstatymo reglamentai 3 metrų aukščio statinys pagal esamą statinį ir bendras aukštis 16-20. Patikrinus patį projektą, nors leidimas išduotas 3 aukštų su mansarda, bet išnagrinėjus projekto sprendinius nustatyta, kad nuo Nemuno pusės yra praktiškai projektuojamos 4 aukštų pastatas, ta naujoji dalis priestato. Dėl rastų pažeidimų pernai asociacija Dzūkų krašto menų inkubatorius įpareigota per pusmetį atlikti projekto korekcijas. Vėliau terminas pratęstas dar pusmečiui. Baigiantis nustatytam terminui, asociacijos vadovas Jonas Balčius pateikė dokumentą, esą korekcija įvykdyta, tačiau projekto pakeitimų niekas kol kas nėra matęs. Penktadienį inspekcija verslininkui Alytaus tarybos nariui Jonui Balčiui įteiks statybos sustabdymo aktą su reikalavimu sustabdyti dalies pastato statybas. Kovo 13 šiais metais mes gavom pranešimą asociacijos, kad privalomasis nurodymas įvykdytas. Bet projekto korektūra mums nebuvo pateikta. Pasiteiravus savivaldybė informavo, kad ta korektūra, tos projekto korektūros jie neturi. Buvo raštu informuota asociacija, kad jie neįvykdė privalomą nurodymo. Ir kovo 25 dieną gavome jų papildomą raštą jau su pridedama projekto korektūra. Išnagrinėjus pateiktus dokumentus vėlgi nustatyta, kad privalomasis nurodymas neįvykdytas, pastatas nėra sužemintas būtent nuo Nemuno pusės statomo priestato dalyje. Atsižvelgdami tai, kad privalomasis nurodymas neįvykdytas, planuojam penktadienį sustabdyti statybą dalyje pastato, tai yra nuo Nemuno pusės šitoje dalyje sustabdyti statybą. Asociacijos vadovas, miesto tarybos narys Jonas Balčius teigia, kad esminių pažeidimų jis nedaro. Tai ar vis tik bus 4 aukštas naujame priestate, ar jo nebus? Vis tik tai ne pusmetis ir ne pusmetis, o vis tik tai yra viskas fiksuota ir viskas yra architektai, kurie tai neša atsakomybę ir tai daro. O viskas darom teisėtai, pagal statybą. Jeigu tai jau taip atsitiks, tai teisme ir išaiškins, kas yra teisus. Bus tas 4 aukštas ar vis tik bus 3? Bus tas, kas leidžia ir dabar detalusis planas, tai yra 3 aukštai su mansarda, tai yra tas, kas leidžia ir dabar. Nėra esminių pažeidimų, nei aukščio prasme, tai toks jums yra atsakymas. Projekto metu planuojama sukurti menų inkubatorių, kuriame bus specialios darbo patalpos medijų meno atstovams, juvelyrams, keramikams, dailininkams, filmavimo studija, ekspozicijų salė, filmų peržiūros salė, konferencijų kambariai, administracinės patalpos ir techninės patalpos. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija.
Alytaus rajono savivaldybė iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos gavo lėšų vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tvarkyti. Jos bus išdalintos daugeliui seniūnijų, kur bus tvarkomi ne tik žvyrkeliai, bet ir tiesiamas asfaltas. Apie tai plačiau reportaže netrukus. Automobilių kelių direkcija iš kelių priežiūros ir plėtros programos šiais metais Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skyrė 1 042 000 eurų. Jos bus panaudotos ir asfaltams, ir keliams, žvyrkeliams tvarkyti. Iš tiesų, žiema buvo sunki, ta prasme, kad beveik žiemos nebuvo, keliai labai sugadinti, ypatingai žvyrkeliai. Kelkraščiai, tai tikrai tų darbų bus. Taip pat iš tos programos numatyta, reiškia, tam tikri procentuoti ir kelių saugai, tai yra kalneliai įvairiausi saugumo, kurių labai žmonės pageidauja. Tai va, maždaug 40% asfaltuotai, kietai dangai, o visi kiti pinigai virš 50% žvyrkeliams. Ir tai apims kiekvieną seniūniją. Už šias lėšas bus rekonstruotas Alovės seniūnijos vietinės reikšmės kelias, Punios seniūnijos Punios kaimo Margelio gatvė, kapitališkai remontuojamas Miroslavos seniūnijos vietinės reikšmės kelias Bendrėvova, kuris jungiasi su rajoniniu keliu. Yra taip pat skirta tikslinės lėšos, tai yra ministerija skyrusi lėšas, kurios numatytos konkrečiam keliui. Tai tokie keliai yra 3. Tai vienas kelias čia Poterio nukryptim Alovės seniūnijoje, beveik 100 000, apie per 100 000 eurų. Po to kitas kelias Margirio gatvė Punioje asfaltavimui taip pat. Irgi apie 70-80 000 eurų. Ir taip pat tikslinės lėšos yra skirtos Vovų kelias čia ir Miroslavas, kuris žvyrkeliui daryti, kuris jau matyti šiais metais būtų baigtas. Alytaus rajono savivaldybė iš biudžeto šiais metais keliams prižiūrėti ir tvarkyti skyrė daugiau nei 635 000 eurų. Ir sniego valymui, ir greideriavimui, bet šiek tiek lieka pinigų ir kelių patvarkymui, vietinių kelių patvarkymui. Tai irgi nemaža pinigų suma, kuri bus pat skirta irgi kelių priežiūrai. Pasak Alytaus rajono savivaldybės mero Algirdo Vrubliausko, apsispręsti, kuriems keliams bus skirtos lėšos, padeda nustatyti prioritetai. Kaip ir daugelio objektų, taip ir čia pirmasis rodiklis yra tai lemiantis mūsų apsisprendimą prioritetą, tai yra gyventojų skaičius. Iš tiesų, kad kuo daugiau gyventojų lūkesčių atitiktų investuotos lėšos. Ir taip pat žiūrim ir, sakykime, gal gyventojų nelabai ten daug būtų, bet yra daug pravažiuojančių mašinų. Vis tik yra automobilių skaičius, arba technikos skaičius, kuris pravažiuoja to keliu per parą. Na ir taip pat žmonių gyvenančių toj teritorijoje interesas ir kiekis. Už įsisavintas lėšas Alytaus rajono savivaldybė darbus įgyvendins šiais metais. Viktorija Daugelienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Vakar visą dieną alytiškiai galėjo pasigrožėti Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojų ir lankytojų nupintų itin didelių velykinių kiaušinių lizdų ir margučiais. Įstaigoje apsilankę miestelėnai prisidėjo prie socialinių paslaugų centro registruojamo stebuklo. Apie akciją pasakojo Rūta Kašėtienė. Pirmąją dieną po šventų Velykų pamatyti didžiausią mieste velykinių kiaušinių lizdą ir margučius alytiškius pakvietė Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojai ir lankytojai. Antradienį nuo pat ankstyvo ryto įstaigoje apsilankę miestelėnai prisidėjo prie socialinių paslaugų centro organizuotos akcijos Registruojame stebuklą bei prieš 50 mečius įrengto ir neveikiančio senojo fontano atgaivinimo. Akcija vadinasi Registruojame stebuklą. O įvyksta todėl, kad mūsų vienos lankytojos Karolinos mamai kilo mintis Velykų proga šiek tiek pareklamuoti mūsų įstaigą, o mums kilo mintis tuo pačiu pareklamuoti mūsų seną idėją, tai fontano prieš beveik 50 mečius pastatyto mūsų įstaigos kieme atgaivinimą. Ir kadangi šiam atgaivinimui, kaip išsiaiškinom, reikalinga įdėti nemažai darbo ir kainuos tai nemažai pinigėlių, tai nusprendėm sujungti dvi tokias gražias progas į vieną ir padaryti akciją Registruojame stebuklą ir senojo fontano atgaivinimas.
Alytaus miesto socialinių paslaugų centre teikiamos socialinės paslaugos neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir kitiems socialinių paslaugų reikalingiems asmenims gyvenantiems Alytaus mieste. Viena iš velykinės akcijos tikslų, kad kuo daugiau žmonių susipažintų su įstaigos veikla, sako centro vadovė. Pirmiausiai, tai norime, kad miesto bendruomenė žinotų, kad aplamai tokia įstaiga yra, nes vis dar susidurėme, kad žmonės sako, mes nežinom, kad teikiamos Alytuje tokios paslaugos. Tai yra vienas dalykas, o kitas dalykas, kadangi pas mus nemažai lanko lankytojų 2 dienos centrus, tai vaikų dienos centras ir neįgaliųjų dienos centras, tai norėtumėm, kad jų artimieji, kaimynai, giminaičiai galbūt pamatytų mūsų įstaigą, žinotų, kur lankosi jų artimieji, kokiose įstaigose ir taip pat tiesiog norėtume pasveikinti alytiškius su pavasariu. Vakar visą dieną socialinių paslaugų centre lankėsi alytiškiai galėjo prisėsti po žydinčiomis sakuromis ant rausvojo suolelio šalia didžiojo velykinio lizdo ir nusifotografuoti pavasariniai nuotraukai. Įstaigos darbuotojai ir lankytojai sulaukė apie 100 svečių. Rūta Kašėtienė, Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Atšilus orams į gatves pasipylė mažieji Alytaus gyventojai. Daugelis nepaiso kelių eismo taisyklių ir išbėga į važiuojamąją kelio dalį ne pėsčiųjų perėjose ir neįsitikinę, kad juos praleis atvažiuojantys automobiliai. Kuo tai baigėsi, sužinokite kriminalinių įvykių ir nelaimių rubrikoje. Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate gautas pranešimas, kad apie 7:30 minučių Alytuje Jurgiškių gatvėje 45 metų moteris, vairuodama automobilį Honda Accord, atsitrenkė į kelio važiuojamojoje dalyje stovėjusį automobilį Peugeot 307, kuris po smūgio trenkėsi į priekyje stovėjusį automobilį Opel Vectra. Prispaustas tarp automobilių stovėjęs 40 metų vyriškis. Jis nuvežtas į Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninę. Nukentėjusiam nustatytas dubens sumušimas, o apžiūros jis išleistas į namus. Apie 16:30 minučių Alytuje Žuvinto gatvėje 37 metų vyriškio vairuojamas automobilis Renault 19 partrenkė į važiuojamąją dalį išbėgusį 11-metį berniuką. Vaikas su broliu labai skubėjo į biblioteką. Vairuotojas nespėjo sustabdyti ar kitaip išvengti susidūrimo, nes vaikai neapsidairę išbėgo į kelią. Nukentėjusysis iš eismo įvykio vietos nuvežtas į Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninę. Sugipsavus lūžusią koją, berniukas išleistas gydytis ambulatoriškai. Patikrinus alkotesterių nustatyta, kad vairuotojas blaivus. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Tiek naujienų šį vakarą. Na, o iškart po žinių laidoje Pozicija pokalbis apie Alytaus sporto ir rekreacijos centro veiklą. Teigiami pokyčiai dirbant naujam vadovui ir problemos. Orų rubrika remia Sumani TV. Naujos kartos Seagates televizija. Labas vakaras, metas orų prognozėms. Sinoptikai žada, kad artimiausią naktį bus nepastoviai debesuota. Rytiniuose rajonuose kai kur truputį palis, pūs vakarų vėjas 4–9 metrų per sekundę greičiu. Rytoj diena numatoma nepastoviai debesuota, kai kuriuose rytiniuose rajonuose trumpai palis. Rytą vietomis formuosis rūkas. Vis dar pūs vakarų, šiaurės vakarų vėjas 7–12 metrų per sekundę greičiu. Kai kur gūsiai sieks 15–18 metrų per sekundę greitį. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus 5, Vilniuje 7, Klaipėdoje 6 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje ir Klaipėdoje termometro stulpelis pakils iki 10, Kaune iki 6, Vilniuje iki 12 laipsnių aukščiau 0.